matoma, ne? Jo, yra garsas, yra vaizdas, viskas gerai. Gerai. Tai ką, sveiki visi. Sveiki visi. Na, su manimi šiandien prie knygų yra Liudas Vincentas Sinkevičius. Liudai, papasako, ką veikia. Na, pasakosiu aš tada, Mykolai, iš psichologinės pusės, nes man kaip selo dainoj gyvenimo vieno neužtenka, tai daug ką veikiu kitur, bet iš psichologijos iš esmės, na, dabar daugiausiai darau tyrimą, didelį tą savo, kur žiūrinėju, kaip tos neigiamos vaikystės patirtys, kaip įtakoja psichoaktyvių medžiagų vartojimą, kokie yra apsauginiai veiksniai. Na, mes kartu skaičiuojam, tai daug žinai, gal klausytojom papasakosim, o iš kitos pusės dirbu dviejuose čia universitetuose, Mykolo Riomerio ir Lietuvos sveikatos mokslų. Tai, na, lektorius psichologijos ir medicinos studentam, o iš esmės dabar su psichologija tai didelį dalyką darau, tai sukūrėm tokį platformą Sveikatos psichologijos centras LT, kurioje prasideda projektas Narkostop ir jame yra, reiškia, paskaitos tėvams skirtos, būtent tėvam. Jo, nes nemažai metų vaikams skaičiau paskaitas mokyklose ir tėvam narkotikų prevencijos, sakysim, tema, nes mano toks pagrindinis fokusas yra priklausomybės ligos vis dėlto, bet į tą labai daug įeina, iš tikrųjų, ir kitų sutrikimų ir panašiai, ir net kitų disciplinų. Tai vat su tuo daugiausiai investuoju dabar laiko ir dirbu. Labai įdomu, aš iš karto prie tavęs prisikabinsiu, tu sakei, kas įtakoja. Bet tavo tyrimas nėra eksperimentinis, ne? Taip, nėra. Tai, mėly žiūrovai ir klausytojai, taip ir žinokite, netgi mokslininkai suklysta, naudojant priežastinę kalbą, pristatant savo tyrimus, bet tikriausiai kas prognozuoja, reikėtų kalbėti. Tai gerai, o kokie yra rizikos veiksniai? Na, buvo tyrinėta tos sąsajos nuo neigiamų patirčių iki psichoaktyvių medžiagų. Iš esmės buvo paimta socialinė parama ir atsparumas ir genealogija. Ir lytis turėjo skirtis. Vyrai, moterys, biologinė lytis turėjo turėti skirtumų, bet, na, nežinau, turbūt čia reikia sakyti, kaip be būtų keista, kad nelabai kažkas kažką rodo, tai tie visi veiksniai jie galėjo veikti iš esmės kaip apsaugos arba kurie ir rizikos veiksniai. O kaip manai, kodėl lytis nebuvo svarbus prognozuojantis veiksnys? Nu, sunku pasakyti, gal imties kažkokie ypatumai. Gal mes per daug žiūrėjom. Nežinau, nes realiai tai turėjo skirtis todėl, kad pati streso sistema, sakykime, pas moteris ir vyrus skiriasi, smegenų sistema, tiesiog pati funkcija skiriasi. Tai čia tokia ir buvo prielaida, kad turi būti skirtumai. Galų gale visi kiti ten socialiniai tyrimai rodo, kad yra vienas iš, visada lytį deda ir randa skirtumus. Tai manau, tu stipresnė statistikoje, gal metodologijoje reikia ieškoti čia. Galbūt, bet bent jau teoriškai panagrinėkime, tai kokie tie skirtumai biologiniai turėtų būti ir kaip tai turėtų atsispindėti tuomet teoriniu požiūriu. Teoriniu požiūriu turėtų moterys jautresnės žymiai stresiniam kažkokiem įvykiam. Tai tikėtina, pavyzdžiui, tos jeigu neigiamos vaikystės patirtys, jų daugiau arba jos intensyvesnės. Tai tada moteris turėtų būti, sakykime, imlesnės psichoaktyvių medžiagų vartojimui didesniam. Bet šito neradom. Bet ar nėra taip, kad šiaip bendroje populiacijoje daugiau vyrų yra, kurie vartoja psichoaktyvias medžiagas negu moterų? Nesakyčiau. Nes aš tiesą pasakius negaliu taip sakyti, nes nežinau statistikos duomenų.
Bet jeigu šiaip žiūrint, nu, čia turbūt turėtų būti tik tai skirtumas, kokias medžiagas, aš manau. Nes žmonės taip galvoja, nu, pavyzdžiui, kad medžiagose yra problema, ne, kaip ir politiką formuoja ir panašiai, jie ten bando uždrausti medžiagas ar dar kažką, bet nesuvokia, kad čia ne apie medžiagas kalba, o apie dopaminą. Tai už tai mums praktiškai nėra skirtumo, ar čia mes apie medžiagas, apie lošimus, ar apie telefono naudojimą kalbama, ne? Ar apie cukraus valgymą. Tas tiesa, apie cukraus valgymą aš turiu daug patirties asmeninės. Tai girdžiu, kad būtų galima sulyginti kokius nors greitą pasitenkinimą duodančius žaidimus telefone su rūkymu ar alumi? Taip. Laisvai. Nu tai pavyzdžiui tas pats ir moterų. Tai gal moterys daugiau scrollina Instagram'e, ne? Ir kaifuoja nuo laikų ten ar kažkokiu ten širdelių, o vyrai tuo tarpu gal daugiau tada alaus išgeria. Bet iš esmės rezultatas tas pats, dopaminas. Aš kažkaip būčiau galvojęs, kad vyrai turėdami tokį kaip didesnį impulsyvumą ir didesnį polinkį rizikingą elgesį turėtų kaip ir daugiau vartoti psichoaktyvias medžiagas, bet jeigu mes to nerandame, tai čia yra įdomus momentas. Nu taip, tai jeigu mes žiūrėtume tik tai konkrečiai į tam tikras, pavyzdžiui, psichoaktyvias medžiagas, tai aš neabejoju, kad rasim skirtumas. Bet jeigu plačiai žiūrim, kad tiesiog į dopaminą, pavyzdžiui, žiūrim, tai tada aš abejoju skirtumais. Nes visi žmonės kažkokiu būdu nori dopamino pliūpsnių. Kažkaip man asociatyviai kyla mintys apie dėmesio trūkumą, hiperaktyvumo sutrikimą. Ir apie tą dažną kartą depresyvę nuotaiką, su kuria žmonės ateina pas psichologus. Ar gali būti, kad tiesiog mūsų gyvenime mes tapom labai trokštantis greito dopamino ir nebeliko tų konstruktyvių būdų jo pasiekti? Na, gali būti, aš tai pavyzdžiui dabar labai domiuosi ir žiūriu į tą ligų kaitą. Tarkim, kodėl mes čia kalbam, kad per 100 metų tokia radikali kaita. Man netinka asmeniškai tas atsakymas, kad mūsų diagnostika pagerėjo ir mes dabar labai kažką tai aptinkam. Nu, tarkim, ten daugiau depresijos matom, daugiau kažkokių traumų aptinkam, ne? Psichiatrijoje iš esmės, kaip prieš 200 metų, žinot, nu, kaip čia pasakyti, iš vaizdo diagnozavo, taip ir šiandien, ne? Vienintelis, jo, tai čia praktiškai psichiatras yra vienintelis gydytojas, kuris diagnozuoja ir gydo nematęs organų. Vienas mano geras draugas psichiatras apie psichiatrijos lauką yra atsiliepęs, kad tai yra tiesiog krovinių kultas. Darom kažką, tikimės rezultato, kaip mūsų veiksmai su rezultatu susiję, tokiai. Nu tai va, tai aš tai tą pavyzdžiui ir žiūriu, nu, kodėl tas atsitiko, tas buvo communicable diseases, ne, ir į non-communicable perėjo, reiškiasi, per 100 metų. Ir čia nereikia tik psichiko žiūrėti, tai praktiškai ir širdžių, kraujagyslių ligos atsirado, ne, mirtingumas, nuo kurių didžiausias. Prieš tai nebuvo, prieš tai užkrečiamos visokios ir panašiai. Tai visas šitas, aišku, žiūrint ten per tą endokrinologiją, ne, pusę, tai greičiausiai, aišku, eina nuo maisto stipriai pasikeitusio, nes realiai pasikeitė labai dideli cukraus kiekiai, bet vėlgi grįžtam į cukraus kiekius ir, tarkim, pačios priklausomybės ligos, pradžioj nieks jų nematė neuroskanavime, pradžioj per cukrų pamatė dopamino takus, o tik paskui perėjo, kad čia gali būti ir su narkotikais ir ten panašiai, ne? Tai reiškia, tas cukrus, ne, jisai pakelia dopaminą, o tas dopaminas, pavyzdžiui, vaikui, kai vaiko auga smegenys ir tas mėlynas aplink aksonus apsivinioja, ne, sluoksnis, tai nuo jo efektyvumas didėja perdavimo signalų. Tai jeigu dopaminas yra pakeltas, duodam vaikui, kitaip sakant, palošt kompiuteriu ten pažaistą, ne, pakeliam dopaminą, tai automatiškai mielinizacijos procesas stringa. Ir tada mes turime ADHD simptomatiką. Nu, tai yra biologinis paaiškinimas tam, iš principo. Nu, kitas dalykas, vėl dopamino visa sistema, jinai ir susijęs su uždegimais. Tai vėlgi prie to pačio grįžtam ir
sako, depresijos 30% uždegiminė yra, ne, nes atspari vaistam, kitaip sakant. Bet šiaip tai kyla klausimas, nu, tai, o gal visa depresija yra uždegiminė? Nes kol kas medicinoje irgi nėra atsakyta į klausimą, tai pavyzdžiui, tas kortizolio cirkadinis ritmas, kai sutrikdytas, ne? Tai tas kortizolis, ar jis žemesnis blogai, ar aukštesnis, kartais būna rezultatai, pavyzdžiui, nerodo jo pakitimų, bet simptomai yra, bet yra tokios prielaidos iš esmės, kad gali būti visa depresija uždegiminė. Nes lygiai tos pačios širdies ligos ir panašiai irgi su uždegimais susiję. Tai gal aš ką noriu vedu į tai, kad galbūt atsakymas to šimtmečio, kas čia atsitiko, kad mes uždegiminius procesus paleidom organizme. Kas šiaip cukrus tarsi būtų labai stiprus veiksnys šitame. Jo, nes oksidacinis stresas. Žmonės galvoja, čia stresas, va, neigiamos patirtys, kaip, ne, čia kažkas tai kažką pastūmė, vos ne ten ar sumušė vaikystė ar dar ką. Bet nepagalvoja, kad yra platesnė savoka oksidacinis stresas, ne, kurį ją sueina ir tas, kas tave pastūmė, ir ta, kas tau davė valgyti, pavyzdžiui, snikerius, ne, visą vaikystę ir dar plus davė žaisti telefonais ten. Tai visa tai sueina į oksidacinį stresą, kas kelia uždegimus. Nu gerai, tai dabar bandykim sutvarkyti kažkokį patarimų rinkinį žmonėms, kad to oksidacinio streso būtų mažiau. Tai ką daryti? Nu, aš tai sakyčiau, šitoj erdvėje reikėtų pirmiausia tai mažint ir grįžti prie ištakų gal. Va taip, nu nedaryti taip, kad vaikai sėdi, žaidžia telefonais. Ne? Aš suprantu, kad patogu, bet tada turbūt reikėtų savo atsakyti į klausimą prieš darant vaikus. Ar tu turi kantrybės ir laiko? Ar tu turi kantrybės, laiko, ar tu tikrai norėsi. Galų gale ateis vaikui paauglystė, ar ne? Man teko nemažai dirbti vaiko teisėse su tokiom situacijom, kai ateina vaikui paauglystės laikas ir jisai tampa, na, sakysim, savo stiprią nuomonę turinčių žmogum, pilnaverčių. O tėvam nelabai patogu šitą situaciją. Ir jie nenori tokio vaiko. Jie norėjo mažo, tokio kaip kačiuko. Bet kai kačiukas pradėjo ryškiai nuomonę sakyti, ne, ir reikia skaityti su juo, ir jau jis nebe kačiukas, o jau persona tokia pati. Juo labiau reikia prisiminti, kad paauglystėje maištauti ir kvestionuoti autoritetus yra vienas iš raidos uždavinių, kuris yra būtinas. Taip. Tam nereikėtų priešintis, tai reikėtų išnaudoti vaiko tapatybės raidai. Taip, sutinku. Tai va, čia iš tikro problema, nes žmogus, aiva nori, žinai, ir man labai keista, nes vaikas toks kaip pliusas, žinai, kaip į kokią, nežinau, Kubą nuskrist. Aiva, turiu, žinai, nes, nu, dabar visi į Tailandą skrenda, tai ir man reikia, žinai, į Tailandą nuskrist. Pasipirkti greitą mašiną, pasistatyti namą, vaiką turėti, tada į kelionę išvažiuoti, čia toks, kad turėtum ką į Facebooką įkelti. Taip, tai aš pavyzdžiui visą laiką, ypač jauniem, vat, apie 20 metų, kuriems žmonėm aš labai siūlau susilaikyti nuo tokių sprendimų, kurie ilgalaikę žalą turėtų. Tai yra santuoka, vaikai, ane, ir panašus tokie dalykai, kur ta prasme neišspręsi rytoj, žinai. Pasidariau šiandien vaiką, o rytoj nebenoriu. Taip negalim. Čia yra didelė atsakomybė. Nu kaip, ilgalaikę žalą gal tai per drąsu sakyti. Nu, jo, gal pasiekmes. Galbūt reikėtų žiūrėti iš tos pusės, kad jaunos šeimos yra gerai, bet reikėtų, kad jos būtų tam pasiruošusios. Žala yra, jeigu tu nesi pasiruošęs tam. Taip, čia ačiū Mykolui, jisai terminų mane pagauna, gerai. Nes aš visą širdimi skatinu, tuokitės jauni ir darykite milijonus vaikų, bet darykite tai atsakingai, pasiruošę ir pasirengę tiek emociškai, tiek finansiškai. Va, bet šiaip vaikai yra gėris, galiu paliudyti, geriausias pasaulyje dalykas. Taip. Sutinku pilnai, tik va dabar ir kyla klausimas, ir gerai, jaunas žmogus, jisai nori, bet jis nori ir mokymų gauti, ne, tarkim, ir kur jisai nueis.
Kur jisai gaus informaciją, kur jam bent paaiškins, kas jo laukia. Yra jaunavedžių kursai patys įvairiausi, tiek religinės organizacijos, tiek nereliginės jos organizuoja, sveikatos priežiūros įstaigos organizuoja mokymus tiek būsimom mamom, tiek tėčiam. Bet norint tai sužinoti, reikia pirmą reikia žinoti, kad apskritai tokie mokymai egzistuoja, kad pradėtum jų ieškoti. Jeigu tu net nežinai, kad jie yra, tai tu jų gal net ir neieškosi. Nu tai, gal. Bet įprastai šeimos gydytojai, man regis, parekomenduoja, kai yra nustatomas nėštumo faktas, kaip diagnozė, jie sako, vat yra mokymai, jeigu ką. Tai čia galbūt reikėtų irgi atidžiau į tai kreipti dėmesį ir visgi pasinaudoti tą progą, nes tai vis tiek yra vertinga informacija ir niekas negimė mokėdamas auginti vaikų. Čia mums bepigu studijavusiems vaikų raidą, šiaip žmogaus raidą, psichologiją, galbūt net edukologijos pagrindus turint, mums bepigu kalbėti, kad čia, vat vaiko auginimas toks ir toks turi būti. Vat žmogus, kuris nepraleido 10 metų to studijuodamas, kaip mes, jisai gali būti pasimetęs. Tai jam labai gerai, kai šeimos gydytoją nukreipia. Nu, tas tiesa. Jo, aš žinau, prieš, man atrodo, net sudarant santuoką, jeigu bažnytinė, tai reikia praeiti. O, jo. Tuos šeimos planavimo ar kažkaip taip kursai, bet... Man regis jaunavedžių kursai vadinasi. Jo. Nu, faina, all good, pritariu. Tik tai dar reikėtų, kad bent jau, kad vedėjai būtų patys šeimas turintys. Tas būtų privalumas, tikrai. Tikrai, nes kartais visus tuos faktinius dalykus apie vaiko raidą, viską tu gali išmanyti puikiai. Bet kas padeda tikriausiai susikalbėti yra tas gebėjimas pasidalinti bendra frustracija, kada tu žinai, kad vaikas darys kažką, kas tau nepatinka ir tau jį reikės drausminti. Ir tu to jausmo negali pilnai suprasti, kol pats to nepatyrei. Va, tai aš jaučiausi ekspertu apie vaikų auginimą, iki kol turėjau vaiką, dabar jaučiuosi vis dar ekspertu, bet galiu ir suprasti tuos žmonės, kurie sakė, kad oi, tau bus sunku. Nu, nėra lengva, bet nėra ir taip tragiška, ar ne? Taip. O klausyk, grįžtant prie dopamino ir man kažkaip viskas galvoje man dabar sukasi apie evoliucinę psichologiją ir apie tai, kad mūsų, ir ne tik psichologija, evoliucinė biologija, tai, kad mūsų dabartinė aplinka nelabai dera su tuo, kam mes buvome evoliucionavę ir iš to ateina tiek ta mityba nevykusi, tiek nejudėjimas nuolatinis, tiek buvimas nepatogiose pozose ir paskui ten sąnarių raumenų problemos. Galų gale net ir streso dalykai ateina, nes jeigu mes turim streso atsaką, kuris evoliucionavo mus apsaugoti nuo kardadančio tigro, o dabar mes gauname elektroninį laišką ir tas pats streso atsakas įsijungia ir mes tą laišką gauname 30 kartų per dieną. Ne? Tai matai čia kažkokių sąsajų, ar čia tik man taip atrodo? Žinoma, matau. Labai gerai atrodo. Labai gerai atrodo, bet dabar ką siūlai daryti su tuo? Ką daryti? Kaip išvengti, kaip išeiti iš to? Jo. Nu, žinai, apskritai, pavyzdžiui, jeigu mes apie priklausomybės konkrečiai kalbėt. Pradžioje aš laikiau tą požiūrį tokį radikalų, žinai. Nu, nes, ta prasme, šiaip teoriškai žiūrint, norint išeiti iš priklausomybių, reikia radikaliai mest visas veiklas, kurios didesnį dopaminą skiria, ne? Jo. Tai gyvenimas už tai tų, kurie, sakykime, išėję pilnai iš priklausomybių, jų gyvenimas daug radikalesnis, negu mes norėtume įsivaizduoti, kaip jie gyvena. Jie tikrai radikaliai gyvena. Tai aš anksčiau palaikiau tą požiūrį, bet tada keitėsi požiūris tuo, kad, nu, žinai, yra teorija ir yra praktika. Yra vis dėlto realybė. Ir tarkim, kaip matom su socialinė medija, dar labiau didėja įtrauktis į priklausomybės ir vaikai įsitraukia. Ir aš netikiu sprendimais, kad mes išeisim iš to. Už tai, ir su tom psichoaktyviom medžiagom, pavyzdžiui, Amerikoje kokia situacija, ne? Tragiška. Ir kad ir ką jie darytų, supranti, pavyzdžiui,
kaip pas mus irgi mėgsta ir valdžioje, ne, davai, čia vat padarom, čia vat padarysim kažkokią liniją, kur visi mes vartoti ir taip toliau. Tai jūs pasižiūrėkite tada į tuos pačius skaičius, į statistiką, ne? Tarkim, ir tos reabilitacijos, tegul pasižiūri į statistiką, tai, o jinai labai aiškiai rodo, kad, tarkim, taikant gydymą, tai ta prasme mes viso spektro gydymą įsivaizduojam ir bus medikamentinis, ir terapinis ir panašiai. Žmogų blaivą galim išlaikyti 12 mėnesių, apie 40-60% iš jų išlaikysim. Tai nėra daug. Tai nėra ir labai mažai. Bet tik 12 mėnesių. Tai nereiškia, kad 24 mėnesius išlaikysim. Primink man statistiką, kiek žmonių meta sėkmingai rūkyti. Oi, su rūkimu tai labai liūdna statistika. 6% maždaug. Vilties tai yra. Ne, su rūkimu tai visiškai liūdna statistika, nes ir aš turiu paaiškinimą, kodėl. Nes tai yra... Bijau, kad bus labai liūdnas paaiškinimas, bet prašau. Žinai, jis pakankamai linksmas, ta prasme, pozityvus bent jau. Tai vienas dalykas tai yra, kaip sako, stipriausia priklausomybė. Aš čia ginčyčiausi, iš esmės lygiai tokia pati kaip visos kitos psichoaktyvių medžiagų priklausomybės, lygiai tokia pati. Tai reiškia, kad jai reikia gydymo. Greičiausiai. Bet didžioji dalis gydymo programų priklausomybių remiasi į tai, kad, ką tu praradai, žinai, dėl to vartojimo. Rūkimas kažkaip nei tu darbą prarasi, nei ten šeima verks, nei tik pinigus, aišku. Bet ir kavą geriant prarandi pinigus. Tai. Taip, ir einant į restoraną. Taip, tai vat būtent dėl to ir sudėtinga, ir visas motyvacinis interviu neveikia taip, kaip norėtume šitom rūkymo priklausomybėm. Būtent dėl to. Tai čia atskira tokia didelė tema, bet aš tą visą, ką noriu pasakyti, kad pritariu tam žalos mažinimo konceptui. Būtent dėl to, nes net ir jeigu mes, sakysim, norėtume visus išgydyti, ne, ir gautume pinigų, kaip Lietuvoje mėgsta iš Europos, pavyzdžiui, sąjungos, gautume, 100 milijardų visiems lietuviam, kad niekas nieko nevartotų. Tokį utopinį. Tai iš kur mes specialistų gausim? Kas juos gydys? Pirmiausia, jie turi apsireikšti, kad jie nori gydytis. Čia irgi momentas dar. Taip. Nes, tu gali sukurti pagalbos liniją, bet kas iš to, jeigu tu galbūt nenori mesti to, ką tu vartoji. Gal nori sėkmingai toliau vartoti. Taip. Tai vat tokių daugybė tokių klausimų ir tada išeini iki to, kad ta tokia visiška abstinencija tai yra labiau tų, kurie patys buvo priklausomi ar yra, ar turi labai artimų žmonių priklausomų, ne? Patyrė iš to didelės pasiekmes ir jie su visa ta energija savo vidiniais tokiais asmeniniais interesais, sakysim, bando performuoti visos visuomenės mąstymą, žinai, kad dabar visi jūs nieko turit nevartot, nežaist telefonais, žinai, ir būt visiškai šventi. Nors jeigu šiaip žiūri, tai 90 maždaug procentų iš visų, kurie vartoja bet kokias medžiagas, nepatiria pasiekmių jokių. Tai... čia nėra gera žinutė skleisti į pasaulį, bet tokie faktai. Bet tokie faktai, maždaug jo moksliniai, tai mes turim atsižvelgti irgi tai, kad čia yra ir tyrimų laukui fokusas. Koks, kad būtent tas 10 procentų kažkokiom pasižymi ypatybėm kitokiom. Būtent dėl to jie yra linkę į priklausomybės, ne? Nes tai čia ir yra esmė, kad 10 draugų pradėjo kažką tai paeksperimentavo, vartojo, bet tik vienas taps priklausomas. Gal ir tie, ir aš nesakau, kad tie 9 nepatirs pasiekmių, jie patirs pasiekmes. Tas pats mėlynas, kur mes kalbėjom, jisai nesiformuos, tai jau efektyvumą praras smegenų sistemos, ne?
pavyzdžiui, kažkokie tinklai nesusiformuos arba susiformuos ne tie, kurių reikia smegenų sistemoje, galų gale organam žala bus padaryta ir daug kitokių dalykų bus žalos, bet pačios priklausomybės, jeigu kalbam apie tą žmogų, kuris va tas 1 iš 10, kur visą gyvenimą reabilitacijose praleis. Tai kažkas padaro tą žmogų linkusiu į tai. Ar mes turim kažkokį apčiuopimą, kas? Nu tai vat aš ir kaip tuos tyrimus planavau, tai pagal amerikiečių, reiškiasi, tyrimus aš taip įsivaizdavau, kad vis dėlto turėtų tos neigiamos patirtys, kažkas tai, nu, kaip standartinis psichologas, kad įsivaizduot, kad ten vaikystėje kažkas atsitiko. Nu, kaip ir dabar galim matyti bent iš šito tyrimo, kad tokių rezultatų nelabai yra, kad net tiek stipriai prognozuoja, kiek buvo tikėtasi. Tai aš manau, kad iš mūsų temos, kas liečia psichologiją, kad čia bus greičiausiai auklėjimo stiliai daugiau įtakos daro, bet ko mums labai trūksta, man atrodo, moksle, ir aš labai tikiu, kad dirbtinis intelektas šitą padarys, tai tarp disciplininio požiūrio, kad žinai, toks, kad būtų, pavyzdžiui, kaip mes vienos srities mokslininkai praktiškai, bet kad būtų mokslininkas kokių 5 sričių, žinai, ir jisai visą tą savo labai gilias tokias žinias susistemintų ir padarytų vieną atsakymą, žinai. Tai pavyzdžiui, su tom pačiom priklausomybėm aš teko dirbti ir ilgalaikį reabilitacijų ir ten. Ir šiaip per įvairias institucijas, tai, nu, tarkim, kokį paimam genai, ane? Visi pusę žodžio, žinai, pasako, kad yra genetinis ten, žinai, kažkoks komponentas, žinai, bet jie net nežino, kas ten yra iš tikrųjų, kai sako, žinai, ir žmogus, kadangi nežino, tai ir bijo tą taisyklę, žinai, šnekėt apie tai ten daugiau, bet jeigu gilinamės, tai yra pilna tų genetinių veiksnių. Ir čia ne vienas, ne tik, kad predispozicija ten yra, ne, yra ir variacijos genų, yra ir to pačio dopamino, pavyzdžiui, genų variacijos, kas nu, kol kas tai yra tokia kaip teorinė prielaida, bet jinai pakankamai gerai veikia praktikoje, tai kad jau dalis žmonių ir net nemaža dalis jau gimsta su dopaminų receptorių skaičium kitokiu, ne? Kas rodo, kad jisai jau nuolatiniai, sakysim, dopamino tokio trūkume, ne, ir jis jau nuolat jaučiasi blogai, nenormaliai, žinai. Na ir tada mes iš to turim rizikingą elgesį, mes turim pamestą minčių traukinį, kur tu pradėjai sakinį, pabaigai kitu. Taip. Mes turime ir priklausomybės, kas, nu, be abejo kelia dopaminą, mes turime ir, sakius, neatsakingus poelgius. Jo, taip. Čia yra dažnas dalykas, kai žmonėms reikia tos stimulacijos, tai jie vienaip ar kitaip jie ras. Man kažkaip peršasi mintis, kad yra tų tokių grįžtant prie šaknų, ar ne, yra būdų, kaip tą stimulaciją ir tą dopaminą sukelti konstruktyviais būdais. Nes, nu, mes puikiai žinom, kad žmogus be kažkokio streso lygio arba kažkokio aktyvacijos lygio jisai nepajudės iš vietos, jam bus neįdomu, jam reikia, kad kažkas jį varytų. Tai kad tą stresą galbūt galima sukelti, tarkim, matom, kad vaikas rodo požymius dėmesio trūkumo, hiperaktyvumo sutrikimo, kas šiaip būtų labai rizikos veiksnys ir priklausomybėm, ir rizikingam elgesiu ir viskam, nu, iš karto į kokį nors greitą sportą. Taip. Ir tada jisai tenai, vienas dalykas, pavargs, todėl neturės jėgų kažkokiam kitam nesąmonėm, kitas dalykas to dopamino gaus konstruktyviais būdais, nes lavins savo kūną, savo sportinės kompetencijas. Ir galbūt tai yra atsakymas, galbūt aš bijau suklysti, bijau nusišnekėti, bet man regis kažkur Skandinavijos šalyse buvo tvarkomasi su jaunimo priklausomybėmis, būtent siūlant veiklas įdomias užklasinės, kurios pakasytų tą niežulį smegenyse, kuris sako tau judėk, nes žmogus, jeigu jis neturi problemų, jis jų prisidarys. Tai tų problemų mes galbūt galim kažkokias veiklas jiems duoti. Čia labai geras atsakymas, tavo taip, čia problemą įspręsti, iš esmės masiškai duoti veiklas, kas yra ir kai kurios mokyklos Lietuvoje
padarė tą, žinai, ir pavyzdžiui, per pertraukas vaikai yra įtraukiami ten į sportą, į treniruotę kažkokią ir dar ką, o ne bimbinėti tenai koridoriui ir neaišku ką veikti. Tai faktas į veiklas įvairias, nu, Islandijoje, pavyzdžiui, irgi, žiūrėk, ten sporto kompleksai ir visa kita, bet lietuvių, pavyzdžiui, vat, politikoje, ne, labai mėgsta ten skandinavų pavyzdžius, sakyti, žinai, kaip jie įveikė ten kažkokius vienas kitas problemas ten su priklausomybėm, bet reikėtų nepamiršti vieno. Nu, pavyzdžiui, ten imam tą Islandiją. Jie buvo su alkoholiu kovojo, turėjo daug problemų. Tai ką pirmiausia darė, tai neuždraudė viską, o pradėjo socialinę reklamą leisti ir statė sporto kompleksus. Davė viską, ko reikia, ne? Ir tada tie vaikai, auganti karta, jie buvo paveikti, ėjo sportuoti ir viskas išsitaisė, ar ne? O ne taip, kad, žinai, kaip, vat sakau, kartais pas mus uždraudžiam viską, ane? O ir, aišku, dar reikia užsimerkti, nes juoda rinka klesti. Tai ir mes realiai dar patupdom tuos vaikus į dar blogesnę situaciją, nes jie juodoje rinkoje apsinuodija ir paskui mūsų toksikologai šneka, kad kokia baisi situacija Lietuvoje, žinai. Ja, tai dar vienas vaikas apsinuodijo veipukais, o kad tas veipukas iš AliExpreso kažkoks neaiškus. Taip. Tai va, tokią situaciją turim. Tai aš manau, kad ne nuo kito galo reikia pradėti į šitą žiūrėti, ką tu sakai, tas veiklas visas duoti. Tai pirmiausia, duok tas veiklas, bet žinai, veiklos kainuoja. Kainuoja. Vat ir nenori duoti, kas kainuoja. Geriau žinai, uždraust, užbaninam viską ir tada išsispręs situacija. Nu, bet čia, matai, aš nesu fanas valstybinių programų, kurios kažkiek kainuoja, bet šitoje vietoje, man atrodo, aritmetika ganėtinai paprasta. Kiek tu išleidi, jeigu tai yra kažkokių psichoaktyvių medžiagų naudojimas pasiekmių tvarkymui kaip valstybė, kiek tu išleidi priežiūrai, kad įstatymų yra laikomasi, kiek tu išleidi tvarkantis su ilgalaikiam pasiekmėm, ar tai nebūtų ta pati suma, kiek tu išleistum, bet tu pačiu visuomenė būtų sveikesnė ir gal netgi ir išloštum galiausiai. Čia, nu, tiesiog tu imi vieną, tu imi kitą ir sveriant svarstyklių. Man galvoje tas svarstyklės svyra link prevencijos, o ne su netvarkymosi su pasiekmėmis. Nu, bet kita vertus paprasčiausiai yra tiesiog nieko nedaryti, tada sulaukti pasiekmių ir sakyti, va čia problema su šita ir tvarkomės. Nu, gal galima užkirsti kelią tai problemai, kad net nekiltų. Tai aš tikiuosi, tu į politiką eisi vieną dieną. Daugiau niekada. Daugiau niekada. Jo, man tenai ne vieta tikriausiai. Bet tas uždrausti, nubausti ir pagauti momentas, ar jis veikia? Nu, žinai, atsakymas mano, aš norėčiau, kad jis visiškai neveiktų. Ar jisai veikia? Įmanoma tai padaryti, visiškai radikalizuoti sistemą. Tai galim pamatyti tokias valstybės, bet ar mes tikrai norim tokį diktatoriškį ten būti, žinai. Bet tokioje demokratinėje sistemoje, kaip daug kas galima ir čia vat vieną padaryti negalima, nu tai aš manau, kad jis neveikia šitas dalykas. Kitas dalykas, o kam priklauso tavo kūnas, jeigu ne tau pačiam. Jeigu tu nori priimti prastus sprendimus, nu tai tu turėtum būti laisvas. Nu taip, ir šiaip galų gale reikėtų, nes truputį prasilenkia, pavyzdžiui, yra toks principas, ne, tarkim, teismas negali priimti sprendimo kažkokio, kurio neįmanoma įgyvendinti. Ne? Bet, tarkim, įstatymus leidžia puikiai, kurių neįmanoma įgyvendinti. O, jo. Nu tai va čia iš tos srities, kad, žinai, kaip mane čia kalbino televizija dėl to, kad norėjau padaryti, kad cigarečių ten rūkymą padidint amžių, man atrodo, ne, kada ten gali nusipirkti. Tai, žinai, aš sakau, nu, ta prasme, tai padarom davai nuo 50, kad galima būtų, jo, žinai. Jo, nu tai o kame problema, padarom nuo 90, kad jo, tai rūkyti galima. Tai ar išnyks tas rūkymas, jeigu tai padarysi? Nu, čia ir heroiną legalizuokim nuo 99, legalu tada įsigyti. Jo.
tai situacijos tas nesprendžia, nu tai va tas atsakymas mano, kad ne, šitie drausminimai visokie, viskas, nu, bet jeigu jūs čia įsivaizduojat, jeigu mes, žinai, viską visiškai uždrausim, už viską vos ne mirties bausmė, nu tai tada turbūt nerūkyk žmonės ir negers ir nieko nežais telefonais. Nu, jeigu mes viską uždrausim ir mirties bausmė, tai tada prieš mūsų valstybės pavadinimą reikėtų užrašyti demokratinė. Nes įprastai tos valstybės, kurios pavadinime turi žodį demokratinė, yra viskas išskyrus. Nu, tai... Nu tai va, tai ne, aš prieš šitus, ne taip tvarkoma situacija. Okei. O dabar kalbant apie tą užimtumą, tai va, aš taip įsivaizduočiau, kad, nu, tas užimtumas ne šachmatų būrelis, nes čia vėlgi, kodėl aš apie tai kalbu, kad kai sakai, tarkim, reikia didinti vaikų užimtumą, nu ir tada ten pradeda žmonės, kurie galbūt tiek nežino apie tas neurocheminius procesus, apie tai, kas vyksta smegenyse organizme kaip tu, jie sako, nu tai va, tai čia mes įkursime kokią raiškiojo skaitymo būrelį, šachmatų būrelį, sėdėjimo tyliai prieblandoje būrelį, bet tai dopamino tai nekelia, tai tikriausiai futbolas, krepšinis, lauko tenisas, skvošas arba padelis, jeigu tu esi hipsteris, nu, kažką tokio. Nu, iš esmės, nu, žinai, galima orientuotis į tą, kas kelia adrenaliną, lengviau suprasti. Tai va, nes su adrenalinu kartu dopaminas ten persidengusis. Tai meška sulaukė, o buvo tokio tenai. Jo, bet šiaip žiūrint irgi, nu, individualiai, gal kitam ir šachmatai kelia, žinai, tą patį. Nu, pavyzdžiui, įsivaizduok, tarkim, priklausomas žmogus, ane, meta narkotikus sunkiuosius, tarkim, ir pereina į žvejybą. Žinai, kaip sublimacija, tokia freudinė, tokia pereina į žvejybą, kaip ir atrodo, kaip ir viskas okei, žinai, faina veikla, bet jeigu techniškai žiūrim iš priklausomybės pusės, taigi tas pats dopaminas tenai vaikšto, supranti, laukiant, žinai, kaip lošimai. Delayed gratification, gaunasi toks, o dabar aš laukiu ir tikiuosi, čia kaip tas momentas, kai kamuoliukas sukasi aplink ruletę, tik tai daug ilgiau. Taip. Tai tokia, aš taip, žinai, įsivaizduoju visiškai tas pats, bet daug priimtiniau, žinoma. Tai ir vaikam, aišku, reikėtų tada individualiai žiūrėti, bet, nu vėl, milžiniškas informacijos kiekis. Ir aš vėl grįžtu į tą, žinai, dirbtinio intelekto naudojimą šitiem dalykam, kaip jisai galės sistemint medžiagą ir kiekvienam pritaikyti, ir ypač jeigu turės kiekvieno duomenų bazę, žinai, žmogaus, ką jis mėgsta, ką daro, kaip elgiasi, žinai, ir tada galima pritaikyti. Tai... Nu tai reikia kreiptis į Meta ir paprašyti, kad Facebooko šituos duomenis atsiųstų, bet tuo algoritmų remiantis mes viską suprognozuotume. No. Okei. Ar tikrai manai, kad reikia tiek daug finansavimo? Aš nežinau, man atrodo, kad šito finansavimo galima apsieiti labai minimaliai. Čia užtektų tiesiog laiko tam skirti. Nu, tarkim, mokyklose tuos judresnius, įdomesnius būrelius. Tikrai manau, kad beveik nereikia finansavimo. Visos bendruomenės gali pačios įsijungti, žinai, ir patys daryti, ir tos mokyklos tikrai ir turbūt norėtų net didžiąją dalimi, jeigu tokius duotum. Tas finansavimas, kuris eina, aš jo nesuprantu, tiesą sakant. Ir, pavyzdžiui, lektorių pirkimas, kai kurių aš nelabai suprantu, už ką ten mokėt pinigus, žinai. Tai, bet tokia, sakysim, politika yra Lietuvoje. Tai aš nepripažįstu kai kurių finansavimų ir gydymo kai kuriom įstaigom, nes, pirmiausia, reikėtų efektyvumo skaičius rodyti. Žinai, nes čia toks į socialinį sektorių, į visas šitas problemas, tai pinigai tiesiog yra, kai metami ir nieko nesitikim kaip iš meno kokio, žinai, kaip sukūrė paveikslą, žodžiu, ir faina visiems. Tai čia įmetėm į gydymo kažkokią įstaigą, reabilitaciją, pinigus ar į kažkokią mokyklų programą prevencinę, ne, ir nematuojam, žinai, efektyvumo, nes, taigi veikia, O kas ten veikia, tai gal ten niekas neveikia, žinai.
Na, didžiausias socialinių programų priešas yra mokslinis įvertinimas prieš ir po. Aš ir pats turėjau susidūrimą su tokiais reikalais, tai didžiausias priešas yra pademonstruoti efektyvumą. Niekas nenori ir skaudžiausia, kad ir finansuojančios institucijos kažkaip net nepagalvoja to prašyti. Kaip tada tu svarstai, tai gal galima tų pinigų iš vis neskirti, arba skirti kažkur, kas įrodys tą efektyvumą, ar ne? Na, bet tada daug nepatenkintų būtų, nes yra žmonių, kurie visą gyvenimą savo susikūrė per tokias veiklas, kurios ant popieriaus atrodo labai nuostabiai, bet kai paklausiu, o tai ar veikia? Gal veikia, gal neveikia. Jo. Visą laiką yra sėkmės istorijų kažkokių, bet tai tada reikia kontekste žiūrėti, kiek tūkstančių prasisuko pro tą ratą ir kiek tų sėkmės istorijų iš to yra. Jo, nežinau, reikėtų turbūt ir asmeniškai, aš tai visą laiką skatinu ir pačius, ir psichologus, žinai, ir visus pergalvot savo veiklą ir savo atsakyti, ar tu tikrai padedi žmonėms, žinai. Nes, pavyzdžiui, iš tų neigiamų patirčių, ne? Pradmuo buvo Anda ir Feliti. Feliti tai toks Vincent Feliti gydytojas, ne? Amerikoje dirbo, jisai nutukimo klinikoje. Ir jisai gavo, reiškia, jis ten buvo vedėjas ir jisai gavo, stebėdamas savo klientus visus duomenis, kad 50% iš jų vis dėlto atkrenta ten po pusės metų ar po metų. Ir vėl pradeda valgyti, ir vėl priauga, žinai, svorio, ir vėl problemos. Tai jo šitie skaičiai netenkino. Ir jis tada sukūrė tą klausimyną, supranti, tų neigiamų patirčių vaikystės, tų, ką mes šiandien tyrimuose naudojam. Tai aš tą skatinu visus, kad peržiūrėt savo darbą ir atsakyti, ar tikrai tenkina, žinai, ar tave tenkina tas procentas, ar tu nori kažką tai atrast, tobuliau padaryti, kad, galų gale mes visi norim. Aš tikiu, viduj turim sąžinės, turim garbės ir norim eiti, žinai, į tą, kas šiandien labai daug ką pamiršta žmonės, kad jų vardas išliks per amžius, žinai. Kaip jie įsirašys, bet tai išliks. Pinigai neišliks, bet tas vardas tai išliks. Kažkur Facebook'o paraštėse ar gal netgi Wikipedijos išnašose. Arba galų gale tiesiog, žinai, kokie proanūkiai domėsis, žinai. Mieliau, kad prisimintų kaip žmogų, kuris darė nuoširdžiai ir su orientacija į tikslą. Jo, nes aš manau, kad tie proanūkiai, žinai, kai perskaitys, kad, žinai, ten prosenelis vairavo Porsche, ar ten, žinai, Ferrari, ar ten turėjo vilą, ar visą pasaulį apkeliavo, aš abejoju, ar jiem labai didelį sukels, žinai, pojūtį. Bet jeigu ten, prosenelis, žinai, tikrai ten atrado kažką, ar ten gydė, žinai, ir jam pavyko, jisai ten kėlė klausimus, žinai, jam netenkino 50%, žinai, jis kėlė klausimus, jis rado, kaip pasiekti 60, gal 70%, žinai, efektyvumą. Tai aš manau, šitas jiems svarbiau atrodys. Tai be abejo. Labai įdomiam temam mes kalbam. Bet manau, kad šiai dienai kaip ir gana, neabejotinai pakalbėsim ir kitų susitikimų metu, o tam kartui iki.